Pirma, nesibičiuliavau su Dalia Grybauskaitė, nesu su jie susitikęs apskritai. Atsakymas turbūt aiškus, aiškesnio negali būti. Taip, taškas. Antras, mokymasis Jungtinėse Amerikos valstijose niekada savo gyvenime nesimokinau Jungtinėse Amerikos valstijose. Kur jie traukia tokius? Ką aš esu gyvenime, kadangi mano biografija vieša, vienintelio kandidatų yra pilna biografija su visom išvykom, kur aš esu buvęs, ką esu laimėjęs, kokius esu dalykus gavęs. Tai aš esu dalyvavęs 3 savaičių Amerikos pristatymo programoje, kurioje fantastinė programa Pažinti šalį, pažintinė programa, kurioje susitikom su žurnalistais, susitikom su, kiekvieną dieną kažkoks susitikimas. Susitikom ten su visuomeninėm organizacijom, nevyriausybinių organizacijų atstovais. Ir taip toliau. Buvom net į vieną, man atrodo, Arizonos ar kokio steito, nuvykę parlamentą pasižiūrėti, kaip atrodo, su parlamentaru kalbėjom. Didžiulė ekskursinė pažintinė kelionė, 3 savaičių, tai buvo prieš 20 beveik metų ir aš esu laimingas, kad galėjau pažinti tokią didžiulę valstybę kaip JAV ir suprasti, kaip veikia jos politinė sistema, nes matėm ir gero, ir blogo. Net mums aiškino, kaip veikia rinkiminė sistema, buvo susitikimas su rinkimų ten kažkokiu, tai dabar kažkokiu, paskui, kaip veikia rinkiminė sistema, tai žinot, tai labai įdomu. Lyginamąją prasme palyginti yra labai įdomu. Tai antras, tai niekada nesimokiau, visiems dar kartą pabrėžiu, jokiose Jungtinės Amerikos valstijos, tai yra melas. Trečia, niekada iš Sorošo fondo nesugavęs pinigų ir nesugavęs pinigų, išskyrus vienas atvejis, kuris yra netiesioginis iš Sorošo fondo, tai yra taip vadinamas Chevening stipendija. Chevening stipendiją aš ją gavau prieš irgi turbūt daugiau negu 20 metų. Tai yra, būdamas jaunas studentas, aš laimėjau prestižiškiausią Jungtinėje karalystėje stipendiją, kuri yra skiriama Britų tarybos ir toje Britų tarybos stipendijoje kartu su Britų taryba į ją įsijungia ir Sorošo fondas, Open Society, ten tas fondas. Tai prieš 20 metų esu gavęs. Prieš 20 metų turbūt nei vienas iš čia sėdinčių mūsų apskritai nežinojo Sorošo taip, kaip dabar žinom, ir jis iki tol net ir atsiskleidęs tiek nebuvo. Ką aš galiu padaryti? Aš galiu tik tai kartot ir dar kartą kartoju. Iš Sorošo fondo OSI pinigų nesu gavęs. Esu gavęs Britų tarybos stipendiją mokytis Oksforde beje. Ir džiaugiuosi, kad aš sugebėjau 1 metus studijuoti Oksforde, turbūt vienoj garsiausių Jungtinių karalysčių aukštojų mokyklų, 2 jos yra garsiausios, tai Kembridžas ir Oksfordas, ir gavau fantastišką išsilavinimą. Tikrai ne partneris su Švabu, gyvenime jo nesu matęs. Turbūt toks pats santykis kaip su, žmogaus, kurio gyvenime nesu matęs, santykių nesu turėjęs. Kad su Klausu Švabu aš kritiškiausiai pasisakiau Lietuvoje 2021 metais prasidėjus pandemijai ir nuolat kritikavau pasaulio ekonomikos forumą dėl jo pandeminių klausimų, dėl vadinamojo The Great Reset, kur tas jų programa paskelbta 2021 metais The Great Reset. Juk jau atsiminat, ką jie sakė, pandemija tai yra langas į naują galimybę. Ir tada ta galimybių langas buvo The Great Reset. O tas The Great Reset buvo ne kas kita, kaip jūs nieko neturėsite, 1 ar 2 numerėje, ir jūs būsite laimingi. Tai man su tokia politika ir su tokiu požiūriu yra toli, nes tai yra kraštutinė kairė, tai yra tas socializmas, net komunizmas, iš kurio mes pabėgom.